Erasmus Plus sporto sritis remia mėgėjiško sporto organizacijas ir jų darbuotojų kompetencijų tobulinimą. Tikslas – stiprinti Europos dimensiją sporte per bendradarbiavimą ir mobilumą. Remiamos sporto darbuotojų mobilumo veiklos – darbo stebėjimas, treniruotės, mokymo užduotys. Dalyviai semėsi patirties užsienyje ir ją perkelia į savo organizacijas. Kaip sako asociacijos Judu 365, anksčiau žinomos kaip Neįgaliųjų sportininkų asociacija vadovas Augustas Navickas, po 2 iš eilės surinktų įtraukių banglenčių stovyklų nusprendė gilinti žinias ir plėtoti šią veiklą Lietuvoje. Taip gimė Erasmus Plus projekto idėja – susirasti patyrusius partnerius, iš kurių galėtų mokytis. Suradę partnerius Portugalijoje, užmezgė bendradarbiavimą. Ir taip atsirado šis projektas. Visa komanda, mes ten ir visi treneriai taip pat bandėme ir mokėmės iš Portugalų patirties. Tai tikrai daug sužinojom, kaip gali žmonės surfinti su judėjimo negalia, su raidos sutrikimais, su regos ar klausos negaliomis. Žodžiu, tų apribojimų kažkokių nėra. Labai geros patirties daug įgavom. Tai dabar parsivežėm žinias čia ir bandom po truputį statyti. Projektų koordinatorė Ema Navickienė sako, kad Erasmus Plus mobilumas į Portugaliją buvo svarbus žingsnis asociacijos veikloje. Ten jie mokėsi iš patyrusių įtraukiojo banglenčių sporto trenerių ir į Lietuvą parsiveržė vertingą patirtį. Aš atsimenu savo kolegijai Agnei, sakiau, Agne, mes pastatysim tokį centrą Lietuvoje. Tai parsivežiau šitą ir žingsnis po žingsnio mes einam link to tikslo. Asociacijos vadovas tęsia, kad šiame projekte mato didžiulę naudą ir prasmę. Aš asmeniškai matau visada naudą, kai jau nors vienas žmogus, kuris galbūt nesportuoja, nėra aktyvus, ateina, pabando, prisijungia ir išeina iš tos komforto zonos, galbūt jis nesportuoja, galbūt yra neaktyvus, bet mano tikslas yra toks, kad jie pradėtų aktyviau gyventi, nes tiesiog turint negalią ir iš savo asmeninės patirties, tai aš irgi turiu fizinę negalią, bet aš sportuoju, aš esu fiziškai stipresnis, tai man ir kasdieniam gyvenime yra tiesiog paprasti dalykai padaryti daug lengviau. Stipresnis, daugiau energijos, yra linksmas su bendruomenė, o tuo labiau čia išeiti į jūrą ir pagauti bangą, žinokit, tai yra nuostabu. Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, stiprinti socialinę įtrauktį ir lygybę per sportą, ugdyti Europos vertybės sporte, sąžiningumą, pagarbą ir bendruomeniškumą, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp sporto organizacijų. Projekto mobilumo veikloje sudalyvavęs Martynas džiaugiasi įgytą patirtimi. Jis dalinasi, kad viskas prasidėjo pernai Liepą, kai pamatė registraciją dalyvauti darbo stebėjimo veikloje banglenčių stovykloje Portugalijoje. Nors dėl savo regos ir judėjimo negalios manė, kad tai ne jam, vis tiek nusprendė užsiregistruoti ir pabandyti. Išvažiavau aš į tą stovyklą ir, kaip sakau, patyriau dar vieną pirmą kartą gyvenime, kur pajutau tą euforiją, būtent banglentės ir kovoti su bangom, kur aš visą gyvenimą galvojau, kad jau mano situacija šitas neįmanoma. Martynas tęsia, kad tokios stovyklos padeda išlipti iš komforto zonos ir yra labai svarbios. Tada tos motyvacijos įgauna, potyrių naujų, savo galimybės gal suvokia, kad jos nėra tokios ribotos, kaip galbūt tu galvoji. Tai tokios stovyklos yra be galo svarbios. Trenerė Alina Bocman sako, kad Portugalijoje susipažino su veiklomis senjorams naudojant kūno lentas. Šią praktiką pritaikė Klaipėdoje, kur ji tapo puikia patirtimi tiek senjorams, tiek treneriams. Nauda yra neįkainuojama. Man kaip treneriai, kaip žmogui, tai dar viena galimybė pakviesti daugiau žmonių, išmėginti banglentes, kūno lentas, vaikščiojimą vandenyje, pakviesti kuo daugiau įsitraukti į veiklas, nebijoti, ateiti prie jūros, bendrauti. Kaip treneriai tikrai tai yra neišdildoma patirtis. Ema Navickienė priduria, kad gautas apdovanojimas jų asociacijai yra labai svarbus ir reikalingas. Tai mums padėjo labai daug, o pats apdovanojimas reiškia tai, kad mes esam jau matomi, žinomi ir mūsų daromas pokytis Lietuvoje yra labai svarbus ir labai reikalingas.